Hei, sveiki visi! Šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokį vorą. Šis pagamintas iš violetinių gumyčių ir akytės dariau iš gumyčių, o šis yra iš mėlynų gumyčių ir su karoliukais, iš karoliukų akytėm. Ir taip jau nutiko, kad norėjau jums nufilmuoti, kaip pagaminti vorą. Ir filmavau. Ir iš voro man gavosi štai toks vabaliukas. Nes pamiršau uždėti kojytes. Taigi dabar pagaminsiu vorą. O kitas galėsiu parodyti, kaip, arba galit komentaruose parašyti, ar parodyti štai tokį mažiuką vabaliuką, ar ne, kaip nupinti. Taigi mums vorui reikės 8 kojų. Kojas aš jau esu nupynus ir šį kartą vorą darysiu iš žalios tokios spalvos. Tikiuosi iš karto nepamiršiu uždėti kojų. Taigi aš jau 7 esu pasidariusi. Dabar parodysiu, kaip pagaminti koją. Taigi imu ilgas stakles, po 2 gumytes dedu 5 poras. Vieną porą, 2, 3, 4, 5. Uždedu taip eilutę. Ir vieną gumytę apsuku ant paskutinio stulpelio 4 kartus. 2, 3, 4. Ir dabar užkišu kabliuką. Ištraukiu gumutes. Ir einu į priekį. Ir ant kabliuko nuimam koją. Taigi jų tokių reikia 8, taigi pasidarykite dar 7 kojas. O aš jau dabar pradėsiu gaminti vorą. Ir stakles pasledu taip nuo savęs. Ir čia nosytei. Ir tokiam, čia galit paskui nukirpti arba užkišti. Aš palikau. Čia naudojau tokias salotinės, čia tokias žalias. O dabar naudosiu oranžinės. Čia aplink mane visokių yra garsų. Nekreipkite dėmesio, nes aš šiuo metu esu gamtoj. Taigi dedu vieną gumytę štai taip. Ją dedu oranžinę. Tada 2 dedu štai taip. Dvi į vieną pusę, 2 tiesiai, 2 dar tiesiai ir su 2 į centrą. Tada eisim per vidurį. 2 taip, 2 taip ir 2 taip. Dabar uždėsiu 2 į dešinę pusę.
tada 2 tiesiai, 2 tiesiai ir su 2 sujungsiu. Ir dabar akytės galite padaryti, kaip sakiau, iš didesnių karoliukų arba iš gumyčių. Aš darysiu iš karoliukų. Taigi ant gumytės užsidėjau 2 didelius karoliukus, o jeigu darysite iš gumyčių, tada turite uždėti 2 gumytės apsuktas po 4 kartus. Ir dabar aš karoliukus taip uždėsiu vieną čia gumytę, o kitą į kitą pusę. Štai taip. Ir dabar vieną gumytę apsuku 2 kartus, uždedu ant šių 3 stulpelių ir dar vieną 2 kartus ant šių 2. Taip. Ir oranžinę gumytę apsuksiu čia 3 kartus. Ir dabar dėsim kojas. Taigi ant šio paskutinio įmumis pirmo stulpelio dedu vieną koją. Tada ant antro stulpelio dar vieną koją. Ir ant trečio stulpelio dedu 2 kojas. Taip, ir tada kitoje pusėje taip pat. Ant šio dėsim vieną koją. Ant šio vieną. Ir ant šio paskutinio 2 kojas. Ir dabar apsuku stakles, įkišu kabliuką, patraukiu gumutę oranžinę, paimu 2 poras gumyčių, tai yra, ir tempiu į tą pusę, nuo kurios jos ateina. Tai bus į kairę pusę. Tada visas gumutes patraukiu, su kabliuku užkabinu paskutinės gumytes ir keliu į priekį. Čia vėl patraukiu, vėl užkabinu ir vėl į priekį. Ir čia patraukiu, užkabinu ir į centrą. Dabar darysim tą patį su kita pusė vėl. Patraukiu oranžinės gumytės. Užkabinu 2 gumytės, jos dabar yra dvi ir jos yra viena nuo centro
tai į tą pusę nieko. Dabar po vieną turiu užkabinti į centrą. Vieną į centrą. Ir tą paskutinį į dešinę pusę. Ir dabar dešiniai pusėje vėl patraukiu paskutinius gumytes. Dedu ant sekančios stulpelio, vėl paskutinis. Vėl ant sekančio, vėl paskutinis ir į centrą. Ir dabar čia jau uždėjau, tada patraukiu. Dvi čia. Taip, viena. Ir antra. Ir dabar čia visas patraukiu. Kabinu oranžinę. Patempiu čia. Ir antrą gumytę. Kabinu su kabliuku iš išorės, perkeliu, o šią patempiu gražiai, kad nenutrūktų. Ir atsargiai kabliuko pagalba nuimame vorą nuo staklių. Štai mūsų gražuolis. Didžiakis voras. Galim visaip jis paspaudyti, kad stovėtų. Arba kad šitai būtų. Taigi toks video. Laikinkit, subscribinkit, komentuokit ir laukit kitų video. Ir sakau iki.